Samdyti planuotojų iš tikrųjų nėra brangu. Dėl tarkim, keletos priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad kiti paslaugų tiekėjai tiesiogiai planuotojai siūlo geresnės kainas. Dėl to lyg ir atrodo, kad planuotojos pinigai atsiperka, dėl to, kad jie mažiau sumoka kitiems paslaugų tiekėjams. Tai tikrai nėra įspūdingos sumos, kalbant, tarkim, nuo 300 eurų iki 1000–1500 eurų, tai tikrai nėra kažkas tokio. Verta dėl to, kad šventė bus 100% kokybiškesnė, išskirtinesnė, įdomesnė ir jiems labai sumažės laiko sąnaudos. Jie tiesiog galės mėgautis, tarkim, bendraujant su manim procesu, o ne dirbti, arti, bėgioti po susitikimus, su išsipūtusią galvą nežinoti, nuo ko pradėti, ką daryti, kaip ką susidėlioti, koks bus biudžetas, kaip nenutolti nuo biudžeto. Jeigu artimųjų yra nedaug, nusprendžia daryti mažą šventę, mes, kaip sakot, žemiškesnę ją galim suplanuoti, galbūt restoranas, kažkoks ar vestuvių popietė, ar kažkokia išskirtinė graži fotosesija su visais svečiais ir tiek, ar pasivaišinimas tiesiog lauke kažkokioje įspūdingoje vietoje, laukimas galbūt laivu. Jeigu svečiai dažniausiai turi nuo 50 ir daugiau svečių, tada jau truputėlį kitaip planuojasi šventė, dažniausiai tai būna bažnyčia ir po to prabangi kažkokia vakarienė ar dvaras su nakvynė, be nakvynės, tik tais tiesiog pastebiu tą tendenciją, kad jaunieji, kurie nori su manim dirbti ir su kuriais aš noriu dirbti, tai jau atsisako tiesiog tų sodybų, kurios yra medžių kaltos, kaip aš vadinu, pirtinės. Tai vat šitų tikrai mažėja, bet nelyginu to su rastiko stilium, nes galima tai įgyvendinti, bet rastiką galima įgyvendinti kuo puikiausiai ir lauke. Prie galbūt tos rastinės sodybos, ieškoti kažkokių alternatyvų, kaip viską, kas yra jau nusistovėję, truputėlį padaryti kitaip. Smagiausia dirbti su jaunaisiais, kurie nori daryti kitaip, kurie siekia daugiau kažko, tai ieško įdomesnių sprendimų. Tai va su tokiais jaunaisiais labai smagu dirbti ir mes tuomet tiesiog pasiekėm labai gerą rezultatą.